užsienį. Aš manau, kad jie išvažiuoja labiau dėl savo mąstymo. Jie neigiamai žiūri savo šalį, žiūri savo ateitį ir iš tikrųjų grindė, jie tik nesupranta savo vertės. Tu nuvažiuoji ir gyveni normalų gyvenimą, kaip sakoma, gauni atlyginimą, tu kuri šeimą, tu perki namus, tu mašiną, ten dar visą kitą, ką reikia žmogui normaliai gyventi. Tai patikėkit, vidutiniškai kiekvienam uždirbančiam Lietuvoje, tai pačioje Britanijoje, ar Amerikoje, ar dar kažkur, tai vis tiek žmogui gale mėnesio nueiti. Įvertinimus, savęs įvertinimo tu negauni, bet gauni tikrai materialinį gerovę, net dirbant 8 valandas per dieną. Kainos, pavyzdžiui, jauni žmonės, jie nori rengtis, ar ne? Jie nori kažką sau leisti. Ir palyginus, pavyzdžiui, kainas, mūsų kaimo Lietuvoje yra tikrai aukštesnės. Kalbos tvarkytoja, kas ten sakė, kad Brandscape negalima registruoti, tai pradinis variantas, kaip įmonė buvo įregistruoti, tai buvo brandovaizdis, kuris yra, tai brandovaizdis tinka, čia lietuviškai. O Brandscape ne. Išką įteisinti, tai yra prekių ženklai. Mes jų nepakeisime. Mes galime ieškoti būdų, kaip parodyti, kad tas prekių ženklas, nelietuviškas prekių ženklas iškabintas Vilniaus mieste, vis dėlto jis yra ne Londone ar ne New York'e, o jis yra Lietuvoje. Kad jei tie ženklai, būtent svetimkalbiai, žodiniai ženklai, žodiniai, tai šiaip savo žodiniai ženklai, išstumia lietuvių kalbą iš viešosios erdvės. Tai jau blogai, jau čia ne tik tai grėsmė kalbai apskritai, čia yra panieka. Tiesiog noriu tą teigimą jums akcentuoti, reiškia, jūs kažko norite pasiekti, jūs turite tikėti, jūs turite daryti. Ir nekreipti dėmesio, jums kažkas sakys, kad net yra neįmanoma. Tapo ir aš kaip ir esu šito įmonėje, tai yra buvus Telekomo sporto klubų, reiškia, įmonė, kuri persikūno. Vienas iš tų, kurie padėjo tą verslą sukurti, pastatyti ant kojų. Mes užsiimam reklamą internete. Praktiškai didžioji dalis visų reklamų, kurias jūs matote lietuviškose tinklapose, tai yra vienaip ar kitaip susiję su Adnetu. Tai su atsaku į ežį mes padarėme klaidą su Mažyliu. Ačiū tėvai, manęs nebuvo. Bet pasimokėm iš to reikia vieną paprastą dalyką ir jums galiu ir liaudės išmintis tą patį sako, kas dabar duoda kitam, nieko nepadarysi. Konsultacijas apskritai apie tai, ką mes darom. Tai mes esame nišiniai konsultantai, nuo to mums iš dalies blogiau ir tam tikrą prasme geriau paaiškinti. Konkurentų klaida turbūt buvo ta, kad jie neskaitė mūsų konkurentais. Iš tikrųjų, daugumas automobilių galvo, kad iš vienos specialis važiuoju užsikrėsti. Kadangi dar yra pradžia, ta prasme, esame jauni asmenys, generalinis irgi yra labai jaunas, niekas netikėjo, kad išsiveržė iš tikrųjų. Pagrindiniai tikslai tai yra pirmas dalykas pažinti su galimais finansavimo šaltiniais. Tikriausiai šiek tiek daugiausiai su tai, kad bus nuo 3 valandos. Tačiau akcentas bus ne tai. Akcentas yra tai, kad, sakykime, priversti jūs pamastyti keletą klausimų, tai yra kaip gauti finansavimą vieniem ar kitiem projektams. Vienintelis dalykas, kas dar galėtų būti, man atrodo, tai pavadinti pritraukti, jeigu čia konkrečiai apie Lietuvos dalį. Tai Lietuvos įmonės, kurios turi kur plėstis ir tiesiog gal pasiūlyti kaip vieną iš alternatyvų tą energetiką, čia aišku nebus toliau to darys, tai paimti tos, kurie turi gerą skolinimus ir reitingą. Norėčiau jūsų klausti ir norėčiau išgirsti atsakymus. Tik tai vienintelis prašymas, kad tuos atsakymus sakykit garsiai, kad aš išgirsčiau ir kad kiti girdėtų. Tai būtų pirmas klausimas, tai kodėl jūs čia susirinko, ką jūs norite išgirsti? Apie 80% visų dalyvių sako, kad norint kurti verslą, reikia iš tikrųjų pinigų. Šiandien aš sėdėdamas kėdėje girdėjau žymiai daugiau nuomonių, kad reikia idėjos. Or you could go to the business angels and say, is there somebody of you who would be interested
to be an investor in our company, and then as a part of your job will be to help us to make the changes in the company. Imagine yourself just in front of a bunch of investors, and they are going to ask you how much control you are ready to release for how much money. And that's the question you need to be ready for.